Nuotykio aikštelė į mūsų aikštę ir norime surasti gerus 5 vyrus stiprius, kurie galėtų varžytis viduramžių rungtyse. Nes mums šias viduramžių rungtys dovanoja viduramžių palapinė ir jos vadovas Aurimas, kuris atkeliauja su visais savo atributika ir netrukus pradės aiškinti, kaip čia viskas turi vykti. Nu, aš norėčiau vis dėlto pašnekinti, pakalbinti kažkokį tai kitus vyrus, kurie norėtų sudalyvauti šioje viduramžių rungtyje. Ar atsirastų savanorių drąsuolių? Naudosime viską. Ir šalmus, ir skydus, aš noriu, kad nebūtų triukšmų, iš kitos pusės prašau važiuoti. Ir perbėgimą per lieptą, vienu žodžiu, viskas vienoje vietoje. Na, čia žiūriu, žmogus sėdi, nieko nedaro, nors negeria. Kuo vardu tamsta esat? Ne, nesupratau gerai. Tai palieku ramiai sėdėti prie moteriškių. O šitas vyras tai rimtas, ką tik pasistiprino, alaus atsigėrė, tikrai norėtų sudalyvauti viduramžių rungtyse. Kuo vardu, gerbiamasis? Tai visai neblogas variantas. Na, tai keliaujam prie mūsų viduramžių rungtynių, ne? Paplojam audringais plojimais, pasveikinam riterį iš Klaipėdos, kuri norėtų nurungti visus šitas vyrus čia vat mūrų sustojusius. Tyla mirtina.